Nelauk, kol sulūši iki galo. Jeigu jauti viduj kažkokį tai spaudimą, jeigu jauti, kad viską, ką darai iš kažkokio tai resurso, kuris pareina ne iš energijos, kad tu taip nusikali, nenori nei girdėti, nei matyti, o gal jau yra kita stadija, tau reikia ką nors vakare gal išgerti, ne apie alkoholizmą šneku, o šiaip sau, vieną buteliuką alaus ar vieną stiklinę, kokio nors skanaus vyno tam, kad nusiraminti, kad susidėlioti. Jeigu tokie dalykai vyksta, jie vyksta ne šiaip sau. Tai yra mechanizmai, kaip savęs nejausti, kaip save išjungti truputėlį, kaip nuo savęs pailsėti. Arba jeigu kur nors eini, į kokią nors šventę ar ką tai, ir tada reikia iš pradžių iš karto ką nors išgerti, kokią nors stiklinę su kitais pakelti, tam, kad atsirastų nuotaika geresnė, nes kitaip kažkaip tai dar biškį susigrundęs ir kai kas nors klausia, sako, kas tau, tu sakai, tiesiog tiek daug visokių dalykų, va dabar atsipalaiduosiu ir viskas bus super gerai. Tai žinok, kad šitie dalykai yra visos žinutės tau, kad yra vis dėlto kažkoks spaudimas viduj, kažkas yra nelabai gerai ir kad vidus tavęs prašo pasižiūrėti, bet tau tai kelia tiesiog diskomfortą, nemalonumą ir tu nusprendi nuo to pabėgti. Bet paslaptis slypi tame, kad jausmai yra tam, kad juos jausti, o ne nuo jų bėgti.